Sveiki atvykę į diskusijas. Taigi, šiandienos mūsų pokalbis, jis kyla iš biblinių tekstų komentarų, kur, regis nuolat aidi vienas ir tas pats motyvas – Dievo ypatingas dėmesys silpniesiems, vargšams, engiamiesiems ir nuolankiesiems. Tai tokia gija jungianti ir Senąjį, ir Naująjį testamentą nuo pranašų iki paties Jėzaus mokymo. Būtent. Ir būtent dėl šio, sakyčiau, universalumo ir kyla tas fundamentalus klausimas, apie kurį, manau, šiandien tikrai verta pasikalbėti. Ar šis Dievo pasirinkimas, ši pirmenybė silpniesiems, yra amžinas, nekintantis teologinis principas, kuris atskleidžia pačią Dievo esybę? O gal tai visų pirma yra aštrus socialinis ir politinis komentaras, skirtas labai konkrečioms istorinėms aplinkybėms, tokia radikali kritika to meto galios struktūroms? Aš asmeniškai esu įsitikinusi, kad tai yra pamatinė Dievo veikimo logika, peržengianti bet kokį laikiną istorinį kontekstą. Tiesiog Dievo karalystės DNR. O aš manau, kad ignoruodami istorinį kontekstą, mes, rizikuojame paversti šiuos ugningus tekstus tiesiog, gražiomis, bet bedantėmis dvasinėmis metaforomis. Aš teigsiu, kad juos turime suprasti pirmiausia kaip radikalią kritiką nukreiptą į specifines tų laikų socialinės ir politinės struktūras. Gerai, tuomet pradėkime. Mano požiūriu, Dievo polinkis rinktis tai, kas pasaulio akise yra silpna, menka, netgi sakyčiau kvaila, yra esminis Dievo karalystės dėsnis, o ne tiesiog reakcija į socialinę neteisybę. Pažvelkime į pranašo Sofoniją. Jis kalba apie nuolankiosius, hebrajiškai anavim, ir apibrėžia juos kaip ištikimąjį Izraelio likutį. Šie žmonės išliks per Dievo rūstybės dieną ne dėl savo socialinio statuso, o dėl savo dvasinės nuostatos, visiško pasitikėjimo vien Dievu. Tai yra širdies, o ne kišenės klausimas. Ir šią mintį, man atrodo, Naujajame testamente pratęsia ir išgrynina apaštalas Paulius laiške Korintiečiams. Jis tiesiai šviesiai sako, kad Dievas sąmoningai pasirinko tai, kas pasaulyje atrodo kvaila ir silpna, kad sugėdintų išminčius ir galiūnus. O tikslas čia yra fundamentaliai teologinis, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Tai universali dvasinė tiesa, galiojanti ir pirmojo amžiaus Korinte, ir šiandien. Ir galiausiai Mato Evangelijos palaiminimai. Jie juk nėra vien paguoda kenčiantiems. Jie apibrėžia visiškai naują vertybių sistemą ir, iš esmės, piešia paties Jėzaus portretą, juk jis yra tas vargšas dvasia, romus ir nuolankios širdies. Tai amžinas pavyzdys, dvasinis idealas, o ne laikinas socialinis komentaras. Gerai, aš suprantu, kad teologinė dimensija čia yra, tikrai aš juos neneigiu, tačiau man atrodo, kad atskirdami šiuos tekstus nuo jų istorinio konteksto mes prarandame jų tikrąją provokuojančią galią. Jūs paminėjote Sofoniją. Jo pyktis yra labai konkretus ir, sakyčiau, labai politiškas. Jis nukreiptas prieš Jeruzalės valdovus, kurie, politiškai parsidavę galingai Asirijai. Jie perėmė svetimas madas, papročius ir net religinės praktikas, taip keldami tiesioginę grėsmę tautos tapatybei. Taigi tie nuolankieji tai ne abstraktus dvasios varginiai, o tie, kurie aktyviai, galbūt net politiškai, priešinosi šiai kultūrinei asimiliacijai. Arba, pavyzdžiui, paimkime 145 psalmę, kuri šlovina Dievą išlaisvinančių kalinius ir darančių teisingumą engiamiesiems. Komentaruose nurodoma, kad ji greičiausiai parašyta po grįžimo iš Babilonijos tremčias, tai juk ne metaforinis išlaisvinimas, tai džiaugsmas dėl labai konkretaus politinio įvykio. Ir galiausiai Paulius. Jis juk rašo konkrečiai Korinto bendruomeniai, kurią, kaip jis pats sako, sudarė nedaug galingųjų ir nedaug kilmingųjų. Jis naudoja jų realią socialinę padėtį kaip sociologinį argumentą, įrodantį, kad bažnyčios stiprybė kyla ne iš pasaulietiško statuso, o iš Dievo malonės. Tai sociologinė realybė turinti teologinę potekstą, o ne atvirkščiai. Suprantu jūsų argumentą dėl konteksto, bet grįžkime prie Sofonijo. Jūs akcentuojate politinį pasipriešinimą, bet pažvelkime į patį tekstą. Paliksiu tavyje vargingą ir menką tautą. Jie ieškos prieglobsčio viešpaties varde. Man atrodo, čia apibrėžiama būtent dvasinė priklausomybė nuo Dievo, o ne vien politinė opozicija.
Jų skiriamasis bruožas pasitikėjimas Dievu, o ne žemiškais valdovais, kurie, kaip jūs teisingai sakėte, sudarinėjo politinę sąjungą su Asilija. Jų nuolankumas tai pripažinimas, kad tikraja apsauga yra Dievo vardas, o ne politiniai manevrai. Bet ar galima šios du dalykus taip lengvai atskirti? Juk tuo metu politinė išdavystė buvo ir dvasinė išdavystė. Komentare beje aiškiai pabrėžiama, kad pranašas piktinasi tais, kurie rengėsi pagal svetimą madą. Šiandien mums tai gal ir atrodo smulkmena, bet anuomet aprangos kodai buvo galingas tapatybės ženklas. Rengtis kaip asirai reiškia priimti jų vertybės, jų pasaulėžiūrą, o galiausiai ir jų dievus. Vadinasi, politinis ir kultūrinis pasipriešinimas buvo neatsiejama ištikimybės Dievui dalis. Negalima sakyti, kad, žinote, viena yra politika, o kita dvasingumas. Tai buvo vienas ir tas pats kovos laukas. Ignoruoti politinį lygmenį tai sumenkinti pranašo žodžio aštrumą. Gerai, sutinku, kad Senajame testamente šie lygmenys yra labai persipinę, bet man atrodo, kad būtent Naujajame testamente įvyksta toks universalizavimas, dvasinis išgryninimas. Jūsų paminėtas Pauliaus pavyzdys kaip tik tai ir iliustruoja. Jis paima konkrečio Korinto bendruomenės socialinę situaciją, bet kokia yra jo išvada? Bet jo išvada remiasi tą situaciją. Jis sako, pažvelkite, broliai, į savo pašaukimą. Jis liepia jiems pažiūrėti į save, į savo gyvenimus, į savo bendruomenę. Būtent jų realus socialinis menkumas yra, empirinis įrodymas, kad Dievas veikia kitaip. Jei Korinto bažnyčia būtų buvusi pilna senatorių, filosofų ir turtuolių, Pauliaus argumentas būtų skambėjęs tiesiog tuščiai. Palaukite, bet ar tas pats principas negaliotų ir turtingųjų bendruomeniai? Pauliaus galutinė išvada yra grinai teologinė, kad joks mirtingasis nesigirtų prieš Dievą ir kas giriasi, tesigiręs viešpačiu. Socialinė realybė yra tik priemonė, iliustracija, atspirties taškas atskleisti gilesnį amžiną principą. Dievas veikia pagal meilės ir nuolankumo logiką, kuri radikaliai prieštarauja žmogiškai galios, statuso ir išminties logikai. Ir ši priešprieša yra universali. Ji egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar konkrečioje bendruomenėje yra daug kilmingųjų ar mažai. Būtent todėl Pauliaus žodžiai yra aktualūs ir šiandien. Bet be tos socialinės realybės Pauliaus argumentas netektų svorio. Tai nėra šiaip iliustracija, tai pamatinis argumentas, ant kurio laikosi visa teologinė išvada. Būtent todėl, kad jie yra silpni pasaulio akise, jie gali suprasti tikrąją Dievo galią. Paulius nesako, įsivaizduokite, kad esate silpni. Jis sako, pažvelkite, jūs esate silpni. Ir būtent per tai veikia Dievas. Tai nėra abstrakti teologija, tai teologija gimstanti iš konkrečios sociologinės ir ekonominės patirties. Šis akcentas į patirtį mane veda prie palaiminimo. Ar juos taip pat laikytumėte sociologiniu manifestu? Man atrodo, kad Jėzus čia kalba apie visai kitą lygmenį. Pavyzdžiui, palaiminti vargšai dvasia. Akcentuojama vidinė būsena, dvasies nuostata. Komentare tai labai gerai palyginama su muitininko laikysena iš palyginimo, jis nedrįsta pakelti akių, tik meldžia pasigailėjimo. Kalbama apie atgailos ašaras, apie dvasinį teisingumo alkį ir troškulį. Tai yra universalios dvasinės kategorijos, o ne socialinės etiketės. Jėzus piešia vidinį žmogaus portretą, jo santykį su Dievu. Bet ar tai tikrai tik vidinė būsena, o kaip realus alkis, reali neteisybė? Manau, mes darome klaidą per greitai atsiribodami nuo realios fizinės kančios. Juk evangelistas Matas prieš pat palaiminimus rašo, kad Jėzus gydė visas ligas bei negalias tautoje. Jis reagavo į tikrą apčiuopiamą žmonių skausmą. Palaiminimai skirti tiems, kurie de facto yra nuskriausti, persekiojami liūdintis. Komentare minama Ezechielio vizija, kuri man atrodė ypač iškalbinga. Dievo pasiuntinys turi pažymėti tuos, kurie dejuoja ir vaitoja dėl visų jame daromų bjaurybių. Tai nėra pasyvi vidinė būsena. Tai aktyvi, skausminga reakcija į socialinį neteisingumą, į blogį, kuris vyksta aplink. Manau, ašaros, apie kurias kalba Jėzus, yra ne tik atgailos, bet ir gailesčio, empatijos ašaros matant kitų kančią. Vargšas dvasia tai galbūt tas, kurio dvasia palaužta matant pasaulio neteisybę. Įdomi mintis, nors aš ją formuluočiau kitaip.
Jūs keliate klausimą apie galutinį Dievo pasirinkimo tikslą. Ir čia, manau, slypi esminis mūsų nesutarimas. Aš sutinku, kad Dievo veikimas veda prie socialiniams pasiekmėms, bet esu įsitikinusi, kad pagrindinis tikslas yra teologinis – atskleisti Dievo prigimtį ir parodyti, kad išgelbėjimas yra jo dovana, o ne mūsų nuopelnas. Komentare primenama, kodėl Dievas pasirinko Izraelį. Ne todėl, kad jie buvo didžiausia tauta, priešingai, jie buvo mažiausia. Ne todėl, kad jie buvo teisesni, priešingai, jie buvo kitasprandžiai. Dievas juos pasirenko, kad parodytų savo ištikimybę ir malonę. Lygiai taip pat, kaip sako Paulius, jis renkasi tai, ko nėra, kad paverstų neįkais tai, kas yra. Galutinis tikslas yra atvesti žmonės į teisingą santykį su Dievu – nuolankumą, priklausomybę ir dėkingumą. Socialinis teisingumas yra šio teisingo santykio vaisius, o ne pirminė priežastis. Atleiskite, bet man sunku su tuo sutikti. Man atrodo, kad jūs apverčiate viską aukštyn kojomis. Dievas stoja silpnųjų pusėm būtent tam, kad pakeistų neteisingas socialinės struktūras, o ne tik tam, kad pamokytų mus teologijos. Pažvelkime vėl į tą pačią 145 psalmę. Viešpats daro teisingumą engiamiesiems, duoda alkstantiems duonos, viešpats išlaisvina kalinius. Tai nėra metaforos, tai konkretūs žemiški socialinio teisingumo veiksmai. Prisiminkime, ką komentaras sako apie Izraelio įstatymą. Jame buvo daugybė taisyklių, skirtų apsaugoti našles, našlaičius ir ateivius, labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės. Tai buvo konkreti socialinė programa, įdiegta pačiame tautos teisinime pagrinde. Pranašai vertino Izraelio ištikimybę sandorai ne pagal aukų skaičių šventykloje, o pagal tai, kaip elgiamasi su vargšais. Teologinis principas be socialinio veiksmo pranašams buvo tiesiog bevertis veidmainystė. Bet ar tas socialinis veiksmas pats savaime yra tikslas, ar tikslas nėra gilesnis? Štai pavyzdžiui, įstatymo nuostatos dėl vargšų. Jos ne tik apsaugojo silpnuosius, bet ir nuolat priminė visai tautai, kad jie patys buvo vergai Egipte, išlaisvinti vien Dievo malone. Tai formavo jų tapatybę ir santykį su Dievu. Socialinis teisingumas buvo neatsiejamas nuo teologinės atminties. Taigi Dievo tikslas nėra tiesiog pakeisti vieną socialinę struktūrą kitą, lyg tai būtų politinė revoliucija. Tikslas yra pakeisti žmogaus širdį, kad jis pripažintų Dievą kaip vienintelį gelbėtoją ir kad iš to pripažinimo kiltų teisingi santykiai su kitais žmonėmis. Bet ar ta širdies permaina gali įvykti vakume, ignoruojant realias socialinės sąlygas? Man atrodo, kad Biblijos liudijimas yra priešingas. Būtent susidūrimas su neteisybė, būtent Dievo įsikišimas į istorijoje rengiamųjų išlaisvinimas keičia širdis. Izraelitai neperskaitė teologijos vadovėjo apie Dievo malonę. Jie patiria tą maloną, kai buvo išvesti iš Egipto. Korinto krikščionys neteoriškai svarstė apie Dievo išmintį, o pamatė ją veikiant savo pačių bendruomenėje. Jėzus ne tik kalbėjo apie Dievo karalystę, bet ir gydė ligonius, maitino alkanus, rododamas, kaip ta karalystė atrodo praktiškai. Veiksmas eina pirmiau teologinės refleksijos, Dievo teisingumas pirmiausia yra įvykis, o tik paskui principas. Apibendrinama savo poziciją, pasakyčiau, kad mūsų diskusija atskleidė, jog, nors istoriniai kontekstai nebejotinai yra svarbus ir praturtina mūsų supratimą, Dievo polinkis rinktis tai, kas silpna, nuosekliai kartojasi visoje Biblijoje skirtingais laikotarpiais ir visiškai skirtingomis aplinkybėmis. Tai ir rodo, kad tai yra pamatinė nekintanti Dievo logika, kuri yra visiškai priešinga pasaulio galios logika. Todėl manau, kad palaiminimai ar Pauliaus teiginiai yra ne tik pagoda engiamiesiems konkrečių istorinių momentų, bet ir amžinas kvietimas visiems, tiek galingiesiems, tiek silpniesiems priimti šią Dievo išmintį, kuri yra nuolankumas ir visiškas pasitikėjimas juo. Tai dvasinis kvietimas aktualus visais laikais. Aš savo ruoštų sakyčiau, kad mūsų pokalbis parodė, jog neįvertinus konkrečių socialinių ir politinių aplinkumų, šie šventieji tekstai gali prarasti savo aštrumą ir tapti tiesiog gražiomis, bet neįpareigojančiomis abstrakčiomis dvasinėmis tiesomis. Pranašų kritika valdovams, Pauliaus argumentai Korinto bendruomeniai ir Jėzaus mokymas buvo skirti sukrėsti to meto galios struktūras ir parodyti, kad Dievo teisingumas reiškiasi ne danguje, o čia, žemėje, per konkrečią pagalbą nuskriaustiesiems ir kovą su neteise, atimti iš jų šį socialinį politinį matmenį reiškia jos prijaukinti ir neutralizuoti. Akivaizdu, kad šios dvi perspektyvos, nors ir skirtingai akcentuoja, nėra visiškai atsiejamos.
Viena vertus, socialinė kritika be teologinio pagrindo, be gilesnio supratimo apie tai, kas yra Dievas ir žmogus, gali virsti tiesiog dar viena trumpalaikė ideologija. Ir kita vertus, teologija atsemta nuo realaus gyvenimo, nuo socialinio teisingumo reikalavimo, rizikuoja tapti neveiksmiu ir steriliu dvasiniu procesu, uždaru nuo pasaulio skausmo. Šiandien aptarti šaltiniai, manau, atveria labai platų lauką apmąstymams apie tai, kaip Dievo veikimas persipina su žmogaus istorija, socialinė tikrovė ir kiekvieno iš mūsų asmeninių dvasinių kelių.